Tričiukas su užgesusiu skėdelį. Išėmė savo Androidą, vėl pas mus Lexusas ir aš važinėsiu visą gyvenimą. Man labai patinka, Lexusas važiuoja labai gerai. Sveiki visi, vėl su jumis Raudoni vartai. Atvažiavo šiandien pas mus Prius 3 ir pas jį užgesas skėdelis. Ir tuoj mes jį remontuosim. Užtruks 1,5 valandos. Klientas mums padėjo, sako, kad jūs nieko nesugadintumėt, tai išėmė savo Androidą. Nu ir ką, varom, tuoj ardysim visą panelę ir taisysim skėdelį. Ir aš primenu, kad mes taisam antrukų ir trečiukų užgesusius ir užstrigusius spidometrus. Į boksą įvarėm trečiuką, jo vietą jau užimta CT-škai, vėl pas mus Lexusas su baterijos keitimu į naują. 2 savaitės atgal šis klientas jau buvo pas mus, mes automobilį patikrinom, baterijai jau buvo galas, pasakėm, kad ją reikia keisti ir ištrinėm klaidą. Jisai pasakė, aš rytoj atvažiuosiu. Skambino, sako, nereikia man nieko keisti, viskas gerai važiuoja ir aš važinėsiu visą gyvenimą. Bet praėjo 2 savaitės, klientas grįžo, todėl kad laikas atstatė viską į savo vietas ir mes keisim bateriją. Lexusas surinktas, duodam testavimo ratuką, man labai patinka, Lexusas važiuoja labai gerai. Kaip visada mes duodam 2 metų garantiją, nepamirškit apie konkursą, visada reikalaukit, kad galėtumėt surinkti kodą ir laimėti naują Apple Watch. Mūsų seifukas laukia kiekvieną mūsų klientą, nepamirškit pasirašyti ir pastatyti laiką.